Sveiki investuotojai. Žinau, kad visiems yra smagu panaršyti po kito kišenę ir pasižiūrėti, kaip sekasi, kiek uždirba, kiek praranda, kur investuoja. Tai šiandien nersime giliau į mano vieną iš investavimo portfelių Freedom 24. Parodysiu jums savo paskutinius rugpjūčio mėnesio pirkinius, paupdėtinsiu jūs, kas vyksta investavime, kokias pozicijas pavyko uždaryti, kiek uždirbti, ką pavyko įsigyti pigiau parduodant opcionus, kas galbūt nepavyko, kiek pavyko uždirbti pelno, kokias pozicijas dabar turiu, į ką orientuojuosi ir kas apskritai įvyko per pastarąjį pusantro mėnesio su vienu iš mano investavimo portfelių. Trumpas, bet svarbus reikalas. Matau, kad daugiau nei pusė žmonių, kurie žiūri mano video, dar nepaspaudė subscribe mygtuko. Galvoji, ai vėliau? Bet kam laukti? Jeigu nors kartą šyptelėjai, sužinojai kažką naudingo ar tiesiog jauti, kad šis kanalas turi vertės, padaryk tą vieną mažą dalyką. Paspausk prenumeruoti. Tai tau nieko nekainuoja. Trunka tik sekundę, o man ir komandai tai ženklas, kad tai, ką darom, tau rūpi. Mums tai didžiausia motyvacija kurti ir dalintis toliau. Prenumeruodamas tampi ne šiaip žiūrovų, o bendrakūrėjų. Gali nulemti, ką kviesime podcastus, apie ką kalbėsim, kur investuosim. Na ir svarbiausia, niekad nepraleisi turinio, kuris padės tau turėti daugiau pinigų, motyvacijos ir geresnius rezultatus gyvenime. Tai mūsų abipusis susitarimas. Tu prenumeruoji, o mes kuriam vis geresnį turinį tau. Artimiausiu metu rasi nemažai informacijos ir apie opcionų prekybą. Kitas prašymas, jeigu jau nusprendžiate investuoti pinigus, ar šiuo atveju norėsit sekti mano daromas investicijas Freedom 24 ir dar neturit Freedom 24 akaunto, tai šio video aprašyme rasit mano referalinį linką. Atsidarius sąskaitą per mano nuorodą gausit patys bonusą ir aš gausiu papildomų pinigų iš Freedom 24, kas leidžia man pasidengti kažkokias montavimo išlaidas, kūrybos išlaidas ir tokiu atveju duoti jums turinio nemokamai. Tai tokie, kaip sakau, faini mainai. Gerai, įžangos užteks, keliaukime į vieną iš mano portfelių, kurį, kaip ir sakau, galite užsiprenumeruoti nuorodos aprašyme. Kai aš kažką pirksiu ar parduosiu, jūs matysite, tie, kurie jau sekat portfelius, tikrai turėjote matyti mano pirkimus. Šiaip net įdomu pasižiūrėti. Radau, kad buvo 543, dabar yra 673 jūsų jau prenumeruojančių mano investavimo portfelį, tai 130 daugiau, kas yra smagu ir faina. Gerai, taigi spauskime sandorį ir pasižiūrėkim, kągi aš čia nupirkau, tarkime, rugpjūčio mėnesio. Nes ir taip nemažai kas įvyko. Nupirkau Grebo 200 vienetų. Grebas šiuo metu yra ganėtinai pakilęs. Kinijos akcijų aš atitinkamų irgi turiu. Čia per feilą nupirkau Enbridge, nors norėjau parduoti, tai po to turėjau dvigubai daugiau parduoti, tai susimokėjau papildomus 2 eurus. Tai Enbridge pardaviau pelningai, nebematau tikslo turėti iš tos pozicijos. EOG irgi parsidaviau su pelnu, tikslas buvo dividentinis investavimas. Apskritai iš dividendinio investavimo aš asmeniškai labiau traukiuosi, dėl to, kad nematau prasmės galbūt tiek, kiek mačiau anksčiau, plus žinių per tą laiką susikaupė irgi atitinkamai daugiau. Apskritai dividendinis investavimas ir dividendinės įmonės moka dividendus, nes nelabai ką kito moka, jau su savo pelnu padaryti, nebeturi kur daugiau tų pinigų dėti ir įmonės akcija niekada taip neaugs dividendus, aukštus dividendus mokančių įmonės kaip augimo akcijų. Tai mano strategija yra investuoti labiau į augimo akcijas, kurios turi potencialą augti labiau, negu melžti dividendus, kai mano tikslas tos dividendus reinvestuoti. Nėra taip, kad aš nieko nebenoriu daryti gyvenime, pinigus naudosiu savo pragyvenimui, pinigų aš pakankamai uždirbu iš verslo. Šiuo atveju dividendinis investavimas manęs asmeniškai nedomina, nes pelningumo prasme ženkliai pelningiau yra investuoti į augimo akcijas ir jeigu aš dar prijungiu opcionų vylinimą, tai turiu ženkliai didesnius rezultatus. Tai EOG parduotas, tada pardaviau GTN akcijai call opcionus su strike kaina 5 ir su strike kaina 7,5. Galėsim pasižiūrėti, kaip dabar viskas atrodo lapkričio 21 dienai. Tada nupirkau UNH akcijas 3. Šiaip kaina buvo labai gerai nusileidusi iki 259, tai čia yra rugpjūčio 12 diena. Gaila, kad nupirkau tiek nedaug. Nova Nordics, NOV pirkau 20 vienetų po 43 eurus, už 864 eurus. RCC pardaviau su pelnu, irgi neplanuoju turėti iš tos kompanijos. Matot, kad kaip greitai per 6 dienas UNH kaina atšoko, o atšoko, mėly mano, dėl to, kad Warrenas Buffettas suinvestavo į šitą kompaniją. Nepamenu dabar, koks vidurkis buvo, man rodos, tarp 207 ir 290 suinvestavo nemažą kiekį pinigų. UNH, štai atkilimas, earningsai buvo
neišpildė lūkesčių ir kaina buvo nusileidusi net iki 240, dabar yra 350. Still manau, kad tai yra labai gera kaina, lyginant su tuo, kur jinai buvo, nes aukščiausias taškas yra 617, koks yra buvęs. Taigi nuo šito taško iki šito dar yra maždaug 70% augimas, tai kiek yra potencialo dar iki all-time high grįžimo, tai aš vis dar manau, kad tai yra puikiai kaina netgi ir dabar įsigyti šios kompanijos akcijas. Irgi moka dividendus, matau, kad supirkinėja akcininkai savo akcijas, nelysiu dabar į fundamentą, netoks mūsų tikslas. Tai UNH pirkimas, Best Buy BBI pardaviau su šiokiu tokiu minusu, bet nebenorėjau jos laikyti, Tyrau irgi pardaviau. Geros kompanijos ir viena ir kita, bet tiesiog potencialo, kaip ir sakau, matau dabar kitose kompanijose. Tada pardaviau MSTU opcioną put. Su strike kaina 6, privalėjau jį įvykdyti, uždirbau $27 ir MSTU kaina nusileido žemiau negu 6, nors tuo metu buvo rugpjūčio 18 kainavo 6,4, tai mano strike kaina buvo 6, tai bet kokiu atveju buvo geriau negu pirkti po 6,4, tai aš nupirkau 100 vienetų po 6, bet matot, kaina dabar pavažiavo, laukiu MSTU šiek tiek atkilimo ir parduosiu call opcionus, tikrai pakankamai uždirbsiu. Ir su šita pozicija viskas man aišku ir viskas bus su ją, ok. Taip pat pardaviau GameStopo put opcionus. Vienas buvo rugpjūčio 29 ir man rodos, kad aš ir įsigijau akcijas po 22,5, nes norėjau pasipildyti GameStopo poziciją. Dabar jau GameStopas yra paaugęs. Jo, kaina dabar yra 26. Man pavyko po 22,5 pirkti ir dar iš put opciono uždirbti, bet vieno ir neįgyvendino jo. Tai premiumo kiek esu gavęs? Štai kiek esu gavęs premiumo. Grebo dar paėmiau 100 vienetų, o Grebas dabar kainuoja $6.22. Tai Grebą pirkau po 4,85 ir Grebą pirkau po 5,13, 300 vienetų. GPN parsidaviau, neplanuoju turėti iš tos pozicijos daugiau. Minusai čia yra, bet yra pakankamai uždirbtų dividendų, dabar nerodysiu kiek jų. Tai man rodos, kad su minusu neišėjau su šitom pozicijom. Dividendai. Eksportuoti. Gerai, čia įkalkime filtrą ir paimkime Tyrau. Iš Tyrau turėjau 106. Na, tai $54 uždariau su minusu. BBI 95, 90 gavau dolerių, tai $5 minusą. Ir GPN tai bus tikėtina daugiau minusų, 173, jo, 16. Tai gavau, lyginant su to, kiek yra pliusinių pozicijų, menkas minusas. Toliau nupirkau dar Leapą, tai yra nupirkau GameStopo call opcioną su strike kaina 23, sumokėjau $550 ir šito opciono tikslas yra turėti galimybę įsigyti GameStopo 100 vienetų akcijų po 23. Tai vadinasi, aš tikiuosi, kad iki 26 metų birželio 18 dienos GameStopo akcija auks ir, tarkim, kainuos, nežinau, $30–35, kaip pavyzdys, ne? O tai reiškia, kad aš bet kada arba suėjus šitai strike kainai, strike laikotarpiu, expiry date'ui, suėjus aš galėsiu nupirkti 100 vienetų po 23, būsiu atitinkamą gavęs pelningumą, arba galiu uždaryti šitą opcioną anksčiau ir parduoti jį rinkoje. Jau dabar jis yra pelningas, 20% pelningumą turiu, tai galiu jį uždaryti, atsiimti tiek, kiek aš sumokėjau ir dar net $115 uždirbti, bet tikslas nėra jo uždarinėti dabar. Kaip matot, iki 26 metų dar ilgas laikotarpis, tai aš tikiuosi, kad GameStopas auks. Worst case scenario, jeigu kažkas atsitiks ir įmonė crashins, mano šitas opcionas taps bevertis, nuvažiuos kaina žemiau iki nei 23, iki birželio 18 dienos 26 metų, tai aš būsiu pradęs $665. Tokia jau yra opcionų pirkimo kaina. Galite tiesiog sumokėti už opciono pirkimą ir jeigu kaina pasisuks visiškai į kitą pusę ir tą laikotarpį nevažiuos ten, kur reikia, galite patirti minusą arba netgi prarasti visą investuotą pinigų sumą. Pirmą kartą darau kažkokį tokį panašų video, nežinau, ar jums yra labai įdomu mano padaryti pirkimą ir pardavimą. Jeigu yra įdomu ir norėtume daugiau panašių video, paspauskit like mygtuką ir parašykit komentarą, kad yra įdomu, tai galbūt darysiu juos dažnesnius ir giliau aptarsiu atitinkamą pirkimą ir pardavimą ir logiką su
opcionų pirkimo ir pardavimo apskritai čia galima daryti atskirus video, nes praktiškai kiekvieną dieną ir per kur parduodu opcionus. Tik nemaža mano portfelio dalis yra ir Interactive brokeriuose ir žinoma Freedom 24. Tiesiog nuo seno turiu 2 brokerius, jais naudojuosi. Tai čia yra dalis mano portfelio, bet šitą portfelį jūs galite pilnai sekti ir prenumeruoti ir matyti, kad aš kažką per kur parduodu ir nelaukti video. Gerai, kas toliau? $19 premija gauta. Kaip matot, nupirkau 100 vienetų po 22,5 GameStop'o, kaip ir kalbėjom. Iš Masatų gavau premiją, bet turėjau įgyvendinti ir nupirkti $600 100 vienetų Masatų. Tada užsidariau Avgo poziciją, Broadcomo poziciją. Ne visą, bet dalį užsidariau, biškelį kvailų metu, bet nežinau, ne visą laiką, blemba hebrytai, žinau, kad susižiūrėsi visus dalykus. Avgo aš užsidariau štai čia, dieną prieš earningsus, maždaug šita vieta buvo, 304 ir po earningsų iš karto šovėm į 320, 330, netgi buvo iki 300. Šiam 7 pakylė, tai, nu jo, lūzinau apie $1,400, jeigu būčiau uždaręs šitame taške, nes čia 25%, labai staigiai paaugo, 20%. Tai ne viską atspėsi, ne viską žinosi, galėjo po earningsų viskas važiuoti žemyn ir kaina būti 207 ar dar kažkiek, tai čia yra kaip taisyklė. Geros kompanijos augs ir toliau ir bus dar geresnės, todėl ne visą Avgo poziciją aš užsidariau. Tiesiog norėjau nupirkti ir kitų kompanijų, tą kapitalą panaudojau nupirkti kitoms kompanijoms ir tikrai gavau ne ką prastesnį augimą. Pasimiau beveik $9,000 pelno iš parduoto Broadcomo, nupirkau Palantyro, nupirkau Google'o, tada uždariau UGI, uždirbau $50, uždariau šiek tiek anksčiau laiko, nelaukiau gruodžio pabaigos ir pardaviau UGI akcijas. Galima jas buvo turėti ir toliau, bet planas, sakau, strategija šiek tiek keičiasi mano investavimo. Pardaviau Ali akcijas, dar pasimiau 1000 pelno kažkada, kurias aš jas buvau pirkęs. Tai čia jau yra realizuotas pelnas mano. NLCP dar kažkur turėjau. NLCP parsidaviau NLCP su šiokiu tokiu minusu. Tai yra reitas, kaip ir pamenat, anksčiau pasakau savo video, yra kanapių reitas, tai yra stato visus faciličius kanapių gamybai, pardavimai. Visai neblogas biznis yra, bet permečiau savo šitą poziciją į Vici. Tai yra stipriausias nekilnojamo turto atrastas, kalbant apie kazino, pastatų ir nekilnojamo turto statybas ir nuomą. Tai šitą kapitalą permečiau būtent čia. Pasirodė saugesnė pozicija ir instituciniai investuotojai ją supirkinėja. Atrodo visai neblogai įmonė ir moka ganėtinai aukštus dividendus. Tai tiesiog vieną reitą sukeičiau su kitu. Kaip matot, pardaviau NLCP ir nupirkau Vici poziciją. Tada QuantumScape, QS 100 vienetų nupirkau, Lajas 300 vienetų, Solid Power 300 vienetų nupirkau, 6 vienetus Nvidios, 5 vienetus Walmarto, dar Google nupirkau. Norėjau nupirkti 3 Google akcijas, bet netyčia pardaviau per skubėjimą ir turėjau pirkti 6 po to. Tada baigė galioti mano GameStop'o opcionas. Puto strike kaina buvo 22,5, o tuo metu kaina GameStop'o buvo aukštesnė, tai jisai tiesiog expirino ir gavau $121 primumo. Nieko man nereikėjo pirkti, tiesiog uždirbau $121. Apie tai, kaip sakau, nežinau, ar bus išėjęs pas mane jau kanale video apie opcionų pirkimą ar pardavimą, bet gali būti, kad nebus. Apie tai papasakosiu atskirai. Pagrindinis pelningumas pas mane dabar yra iš opcionų prekybos, na ir žinoma iš ilgalaikio akcijų augimo. Nupirkau Teslos nemažą poziciją turiu, kažkur ties $320 kitam savo portfėje supirktą. Paėmiau dar Grebo 200 vienetų jau po $6. Metos paėmiau, Google dar paėmiau, MicroStrategy, laukiu tikrai bullruno, nes iš NAV pozicijos tikrai atrodo MicroStrategy puikiai ir manau, kad jinai per artimiausius 3 mėnesius tikrai turėtų važiuoti į priekį. Per bullruną mes turėtume turėti neblogą augimą. Ir dabar tikrai yra gera kaina MicroStrategy įsigyti, mano nuomonė. Tada nupirkau dar Solid Power, dar šiek tiek QuantumScape, dar šiek tiek Lajas. Nupirkau vieną Leapą, bet apie tai šiandien nepasakosiu, nes išvis išprotėsiu, jeigu bus tiek daug informacijos. Bendrai iš paskutinių pirkimų, mato dar Avgo pozicijas 20 vienetų turiu pasilikęs, pelningumas pas mane yra kosminis. Baba šiaip stipriai užvažiavo į priekį, kiek dabar 176 jau, mano pirkimas yra po 90. GameStop'as, matot, kaip sakau, po 22,5, rugpjūtį pirkau jau kainą 26,4. Google'as 21 pozicija, 11% augimas, Grebas 500 vienetų, vidurkis 536.
irgi per mėnesį laiko skaitykit 16%. Hoodas važiuoja į priekį, gaila, kad tiek mažai jos turiu. Lajas irgi 20% augimas, Palantyro 12% augimas, QuantumScape 33% augimas per mėnesį, skaitykit Solid Power, šioks toks augimas. Tesla, aišku, kadangi Elonas Muskas pats supirko nemažą kiekį Teslos akcijų, tai kurgi čia nebus atitinkami rezultatai. Ne investicinis patarimas, bet turit suprasti, kad viską, ką aš laikau savo portfelyje, vadinasi, aš tomis kompanijomis tikiu, vadinasi, aš galvoju, kad tos kompanijos atitinkamai auks. Kaip mato, tomis kompanijomis, kuriomis galbūt mažiau tikėjau arba nebemačiau tokio augimo potencialo, kaip kitose kompanijose, į kurias suinvestavau, aš jas parsidaviau. Tiek Google'as, tiek GameStop'as, tiek Avgo, tiek Baba, tiek Grabas, tiek Hoodas, tiek JP Morganas, Meta, Nvidia, Palantyras, Tesla ypatingai. Esu labai bullish dėl šitų kompanijų ir planuoju jas turėti ilguoju laikotarpiu savo portfelyje. Lajas, pačias, Plugas, QuantumScape, Solid Power, labiau rizikingesnės tokios pozicijos, bet irgi turi nemažą augimo potencialą, nors ir neturi pelningumo, bet ne pagal PR rodiklį investuota į šitas kompanijas. Taigi tokie paskutiniai pirkimai, pardavimai, tokie paskutiniai atnaujinimai su mano investavimo portfeliu. Jeigu turit kažkokių klausimų dėl savo turimų pozicijų, parašykit komentarą, pakomentuosiu, ką galvoju apie tą kompaniją. Turiu portfelyje, neturiu portfelyje, investuočiau, neinvestuočiau, ką daro instituciniai investuotojai, ar supirkinėja tą kompaniją, ar retailas ją pardavinėja, ar yra daugiau limit orderių, kas dedasi apskritai rinkoje. Rašykit, komentuokit ir tikrai atsakysiu jūsų komentarus. Na ir kaip ir sakiau, visas reikalingas nuorodas, tiek investavimo sąskaitą atsidaryti, tiek mano investavimo portfeliams sekti. Taip pat, jeigu jūs domina uždara mūsų investuotojų bei opcionų prekybos bendruomenė, irgi registracijos nuorodą rasite šio video aprašyme. Grupė nėra nemokama ir reikia turėti bent jau 10-15 tūkstančių eurų, kuriuos galėtumėte investuoti ir žinoma šiek tiek laiko, kad galėtumėte pasimokyti. Tai visiems kitiems, kurie galbūt dar neturi didesnio kapitalo investavimo, tai tikrai sekit mano duodamą nemokamą turinį, mano investavimo portfelius ir tobulėkite finansų sferoje. Po truputį tas kapitalas tikrai didės, 100 prie 100 eurų. Pamatysit, metų bėgyje jau bus ir 1000, poros metų bėgyje bus ir 10 000 eurų. Ir kaip Charlie Mangeris sako, amžinė atilsį jam, first 100 is a bitch. Sunkiausia yra sukaupti savo pirmąjį 100 000 eurų. Tai tobulėdami kartu tikrai tą padarysit. Tai ačiū, kad žiūrit mano video. Pasimatysim kitose. Sėkmingo investavimo. Iki.